Kas norės, gali paspausti į Tudonsą. Ten bus stačiau. Ten galit patikrinti savo kojytės, bet maitinamės, čilinam, turim ilgos dienos ekskursiją. Vienas ten tas toks kalniukas, o visa kita toks raulingas. Super. Labas rytas. Turim 8 dieną savo kelionės ir adventure raidų. Turiu, nežinau kiek čia matosi, kelią užsiteipavęs. Vakar tokia gera diena buvo ir jau antroji pusėje daly dienos kažkas pradėjo skaudėti. Tai nežinau, žiūrėsiu, kas šiandien vyksta. Šiandien ypatingai ilga diena. 6 kažkas valandas minimo. Planas apie 107 km, man atrodo. Sumint, tai bus reikalų. Matysiu, jeigu pradės skaudėti. Teks panašu suktis atgal, nes čia šitaip iškentėti nesigaus. Bet kol kas užsitipavęs, lyg ir pusė velnio. Galiu dar gyventi. Bandom važiuoti. Sveikinuosi su jumis dar kartą. Visgi šiandien 9 diena, kaip prieš tai sakiau 8 diena. Tai sveikinuosi iš 9 dienos. Nu ką, atsiskyriau nuo grupės. Turim 30 km. Atsiskyriau, nes vakar, kad ir visą dieną buvo labai gera savijauta. Antroji dienos daly kažkodėl kelias, vat šita dalis pradėjo labai skaudėti. Tai jau ten buvom sustoję dar prieš pabaigą ir paskui po to sustojimo, tai iš vis jau ten per sukastus dantis realiai vyniau. Tai va, grįžęs išsivolavau, išsitampiau, su visokiais geliais išsitepiau. Ir šiandien ryte atsikėliau ir vis tiek jaučiasi. Pabandžiau paminti, tai vat 30 km su visa hebra pravyniau. O kadangi šiandien visi mina, kad ir pakankamai, kaip suprantu, lengvai planuoja, bet mina apie 160-170, gal net ir daugiau kilometrų ir ten 6 kažkas valandas gausis. Tai tiesiog pagalvojau, kad neištversiu visos dienos tokios su šituo keliu. Ir ką, dabar apsisukau, pasiėmiau raktus nuo namų, važiuoju po truputį atgal. Paeksplorinsim per miestelius, ramiai, bandysiu daugiau su dešinę koją minti, nes kairė, nežinau, kažkas ten nėra gerai. Tiesiog per gal mažai įdirbio padariau prieš atvažiuojant į stovyklą, tai vat ir padariniai. Nu bet nieko, viskas bus gerai. Sakė dar treneriukas atvaryti bikefito. Iki to laiko dar irgi tą koją reiks išsimasažuoti, išsitampyti ir viskas. Gyvensim sezonai, reikia toliau ruoštis. Nu ką, bandom lėkti namo. Pirma stotelė. Kastel dėl Kastelo. Kam trūksta, susipilkit. Kas tampusi, kas geria kolą, kas valgo guminukus, bet visi geroj nuotaikoj. A ne? Nu, Saulė kaip? po kolos bus geresnė. Kokius cukrus? O kai nusileis? Visi. O kai nusileis, vėl stosim kolos.
Sveiki, sveiki, plento mėgėjai. Kilam į Tudons kalną. Pagrindinis šiandienos kalnas mūsų kelionės. Šalia mino saulė. Kaip laikaisi? Gerai. Sako gerai. Grupė išsitampė. Pusė kas gale, kas priekyje. Tai va taip ir kilom. Paleidžiam saulę į kalną. Važiuoja Aleksandras. Tuoj paimsim interviu. Aleksandrai, kaip sekasi kilti į Tudons kalniuko? Niekur neskuba. Koja eina, sakei, gerai šiandien? 2 valandas grįžti reikia pasitaupyti. Aišku, nėra kur skubėti. Varat geras, saulė, kiečiai. Pagaliau savo vatis galima važiuoti. Nu, ne jūsų, Nesiplėšint. reklamiškais kažkokiais. Tai va taip. Liko dar 3 km. 3 kilometrai, tik 200 metrų. Pakilimo baiką. Po jau nežinau kelintos dienos, šitie metrai jau nieko nebesako. Na ką, užkilom į Tudons kalną labai lengvai. Edgarą užkepino saulę, tai lietsargiai išsitraukė. Visi valgom. Norit gumaiškio? Atvažiavau į Chabijos miestelį. O, tai ratukas važiuoja gerai, tik tai kojytė nevažiuoja gerai. Ir čia paplotiniai yra toksai laivas. Išmestas ant krantą. Kas čia su juo? Ten matau kažkokie stendai, reiks nuvažiuoti dar pažiūrėti, kas ten parašyta. Dėl ko. Toks neatrodo, jis čia dar labai jau senas, kad būtų. Prabangus. Tai gražus. Čia žiūriu, kad vienas kitas debesiukas. Ten važiavau, toksai kalnas buvo, tai galvojau, kad ten bus tas persikėlimas, tas viedukas mūsų, bet pasirodo jisai čia kažkur. Tai, o ten ant to kalno toks didžiulis juodas debesis, matosi su lietum. Tai gerai, kad ne čia bus galima ramiai namo grįžti. Teipas mano jau čia atsiklijavo beveik. Tai jau irgi daug pagalbos nebeduoda. Kol kiti mina stipriai, aš poilsiauju. Kas belieka. O dabar defilai. Na, Čia galima. prisėdam į viešbutį. Papasakokit, kodėl sustojom. Lyja. Nes lyja. Šiaip galėjau važiuoti. Aš nenoriu šalti, man. Kažkaip pašalinas. Nieko, palauksim. Gal pasiseks. Nu kągi, ekskursija į pabaigą. Kylam per viaduką. Paskutiniai metrai. Ir kelionė bus baigta. Kiek čia šiandien surinkom? 6 valandas 20. Tai vat kol iki namų parvažiuosim, manau bus 6:30. Ramiai savo. Ir perpedaluosim. Kaip gyvena saulė? Gerai? Nu, čempionai. Lavonai. Čempionai. Grįžot pagaliau. Gyvi. Dar kažkiek. Aš tikiuosi, jūs ką nors ten staigmeną padarėt ir valgyt mums sakėt. Slariuką.
Grįžti pizzą. Išgyvenimo diena. Nėra ko pavydėti Kristijonui. Kaip? Tau? Sako daug visokių PR. Nu, Sunku. sunku. Nu, bet sveikinu, įveikėt, viskas gerai. Su šviesa dar. Su šviesa. Gal ukrainiečiai? Ką, sėdim paskutinės vakarienės. Visų veideliai tokie po 9 dienų beveik minimo ir veiklų. Aš pačiu tave pirmiausiai pažiūrėjau, Aš nebent psichologiškai. Tu čia nesislapstyk. Dėl motyvacinio tai nėra dėl ko motyvuoti dabar. žinai. Viską jau įsakiau, nes viską padarėm, ką buvau sugalvojęs. Bet esminis dalykas, dėl ko labiausiai didžiuojuosi visą laiką, kai pravedu stovyklą, tai man pati geriausia stovykla visą laiką būna, kai nieks nenugriūna. Jo. Kai visi grįžta tokie, kokie atvažiavo. Įskyrus, aišku, kada jie grįžta stipresni. Nes tai, ką visą laiką padaro per tas, nežinau, čia 10 dienų, aš esu visą laiką įsitikinęs, kad tikrai užtenka 3 mėnesių, 4 važinėtis paprastai ir vis tiek būsi stiprus, nes šita stovykla visą laiką yra tokia, jinai subildina žmogų ir subildina, kad galėtų žmogus toliau ruošti savo ten artėjančiam startams, whatever, tinginiauti, bet still jis būna pailsėjęs stiprus. Tai džiaugiuosi, kad nieks nenukrito, nes man tai yra labai svarbu, nes man saugumas yra svarbu. Nes kai nugriūna, būna bloga emocija ir nes aš neprisiimu tai asmeniškai, dažniausiai nugriūna dėl kažkokios klaidos įvykusios, bet kadangi nieks nenugriuvo, ekskursija įvyko, aišku, kai kuriems reikia pasidaryti namų darbų, gal labiau pasitreniruoti, gal pasifitinti baiką, kad viską padaryti pilnai tai, ką mes padarėm. Bet čia, žinai, važiuoju ir mokaisi iš esmės, ką tie, kurie ne pirmą kartą atvažiuoja pas mane, žino, kad bus darbas, bet bus ir poilsis. Tai iš esmės viską įvykdėm, rytoj per lengvą dieną, tik tais nenusipiskit, prašau. Paskutinė diena, jo, kad nebūtų kada, nes dažniausiai kada įvyksta kažkas, kai būna lengva, kai jau sunku, tai nebent jo. Tai va, tai viskas, nežinau, džiaugiuosi, kad visi sveiki, nelūžę, gali gerti alų. Raidas pavykęs, ekskursija pavykus, sukilimai padaryti, turėjom ir karšto, ir šalto, visko turėjom. Tai va, tai dabar jau viskas jūsų kojose, nes aš į savęs, ką galėjau padariau, dabar jums tai reikia jau sukti toliau, grįžus į Lietuvą, pirmiausia pailsėti, o po to jau kiekvienas jau čia asmeniškai turi savo kažką parodyti. Tai va, tai už saugią stovyklą ir už surinktus kilometrus. Cheers. Cheers. Tai dar pasimsim po kokteiliuką, Saldo gyvenimą. Saldo gyvenimą. O, kaip gerai, kad šitos dienos bent nepraleidžiu. Final round. Limoncello shots. Važiuojam. Minčio stotelė. Į sveikatą už paskutinę stovyklos dieną. Limoncello.